jūs ieškosite tiesos vienoje ar kitoje pusėje, tol kankinimasis ir tęsis. Jo? Nes vėl dauguma žmonių mano kad tiesa slypi vienoje pusėje. Jo? Nes jeigu vienas teisus, tai tikrai kitas neteisus. Taip nėra. Jo? Gyvenimo tiesos iš tikrųjų gyvena tarp priešybių. Jo? Tai vat, tu esi ir žmogus, ir begalybė, ir ribotas, jo? Ir beribis. Jo? Ir stiprus, galingas ir pažeidžiamas tuo pačiu metu. Nes tu patiri tas patirtis pažeidžiamumo. Jo? Tu esi tikras. Jo? Ir abejojantis. Užtikrintas. Esant buvo užtikrinti ir tu abejojantis. Tai jau esi tampanti, jo, nauja versija savo. Bet tuo pačiu tu jau ta esi versija. Tu jau esi pilna visuma. Jo? Suprantam. Tai vat, nebrandžiam protui reikia visą laiką ko? Tikrumo. Jam reikia, kad viena pusė būtų teisi, o kita neteisi. Tačiau realybė taip nėra sukurta ir taip nevyksta. Suprantam? Taigi, kuo giliau žiūrim, kuo giliau pažįstam save ir šį pasaulį, tuo daugiau paradoksų mes ir randam. Jo? Suprantam, kad šviesoje gyvena tamsa. Todėl, kad šviesa savyje talpina tamsą. Tvarka gimsta iš chaoso. Laisvė reikalinga struktūra, be struktūros negali netgi būti judėjimo ir laisvės, jo. Mažasis aš ištirpsta, jo, kad galėtų pasirodyti tikrasis aš. Tai va vėl visur paradoksas, jo, čia tirpsti, čia vėl pasirodai, ir tada nutinka kažkas nuostabaus. Keisto truputį irgi. Kai tu nustoji bandyti išspręsti tuos prieštaravimus, jo, atsiveria didesnis intelektas. Tada tavo sąmonė, pasąmonė, supersąmonė pradeda aiškiai matyti, jo, ir matoma, kad paradoksas niekada nebuvo problema. Problema buvo mūsų, kad mes nesugebėjom to paradokso išlaikyti. Jo? Todėl, kad vėl tiesa nesislepia vienoje pusėje. Tiesa yra pakankamai didelis laukas, galintis talpinti abi pusės, visas pusės. Ir štai, kur vyksta lūžis, negi jūsų viduje, jo, štai, kur atsidaro tos didelės durys į didelį matymą, į didelį supratimą, štai, kur sąmonė nustoja rinktis pusės ir iš tikrųjų pradeda matyti tiesą. Taigi paradoksas nėra klaida, jo, gyvenimo paradoksas ir yra mūsų portalai. Taip kad nebandykit panaikinti savo prieštaravimų. Pasirinkti vieną pusę, vieną tiesą, vieną tapatybę. Nesirinkit vienos tapatybės, jūs esat viskas. Jūs galite būti greitas, lėta, jo, supratingi ir kažkokiu metu nesupratingi. Tai ir išmintis negimsta pasirenkant pusę, ji gimsta tampant pakankamai erdvių, talpių, kad galima laikyti visas tas priešingybės. Sveiki atvykę į portalą Kosminė šeima mano. Ačiū, kad esate čia. Supraskit, kad kuo daugiau paradoksas gali išlaikyti, kuo jūs daugiau galite išlaikyti paradokso, nereikalaudami atsakymo, tikslaus žinojimo, tuo platesnė tavo sąmonė. Gerai? Tai va, myliu. Ačiū, kad esate.